Į sveikatą. Sveiki visi, aš Laurinas. Aš Sortiomas. Ir šita pamoka skirta handstandui. A, ne? Gražiai stenkis tiesus, blėt, kaip ne bananas, nesasiska. Taigi, handstandų atlikti reikia turėti jėgos ir antrą suprasti pusiausvyrą. Jėgos susigausit paprasčiausiai atlikdami prisitraukimus, atsispaudimus ant lygių grečių, o su pusiausvyra bus jau truputį sunkiau. Taigi, iš pradžių jūs turite išmokti paprasčiausiai užsikelti ant handstando, nes iš pradžių, kai bandysite, jums išėjus arba persisversit, arba nepakankamai užsikelsit, tai iš pradžių jūs turite pajausti. Tai paprasčiausiai spirėti iš visų jėgų iš jums patogios kojas, na, ir bandote atsistoti. Taip, o po to eina tik tai kontroliavimas. Kontroliuoti jūs turite su savo riešais ir savo rankom. Taip pat kaip ir paprasčiausiai stovite ant ko. Jeigu jūs persvirate per daug į priekį, jaučiat, kad su savo pirštais save pradeda spausti žemę. Taip pat ir su handstandu. Kai stovit, jaučiat, kad krentat per nugarą tenais, iš visų jėgų spaudžiat su pirštais save. Jeigu jaučiat, kad krentat per pilvą, atgal, ant kojų atsistot, tai jūs save turite irgi su šitom vietom pabandyti paspausti ir taip pat eina kontroliavimas su pečiais, ką jau suprasite per praktiką. Tai su rankomis lyg save štai taip pametėt, pirmin atgal. Tai pabandysiu duoti pavyzdį, žinoma, aš tai parodysiu gerokai perdėtai. Ir patarčiau iš pradžių, kai tik pradedant mokintis, iš karto kreipkite dėmesį, stenkitės būti tiesiai. Nes kai kurie, kai žiūri, bando užsikelt ant rankų, būna kažkas. Gražiai stenkis tiesus, blėt, kaip ne bananas, nesasiska. Nu, net nesuprantami ir galvoju, kaip jie galvoja, kad pagaliau padarys handstandą, kai būna išsirėdę kaip koks bananas. Iš karto stenkitės būti tiesiai, pajauskite, įtempkite visą savo kūną. Viena žvent. Gerai. Na ir kitas dalykas, geriausia iš pradžių yra išmokti vaikščioti ant rankų. Žinoma, kai paskau vaikščioti, iškart skamba, kad oho, vaikščioto nestovėt, galbūt sunkiau, bet iš tikro ne, iš tikro vaikščioti yra lengviau, nes taip jūs paprasčiausiai lengviau pajaučiat pusiausvyrą. Jaučiat, kad krentat per nugarą, paprasčiausiai pastatot ranką, padaro dar vieną žingsnį, jaučiat, į kurią pusę krentat ir bandot pavaikščioti. Turbūt, kai mokinatės arba stovėt, arba vaikščiot, kaip jau patys norėjot, susidurėt su ta problema, kad jūs persisveriat per nugarą ir galbūt netgi nukrisdavot kartais. Tai patarčiau išmokti štai tokį judesiuką, kuris padės jums nenukristi ir išsisukti iš to, kas atsitiko. Taigi jūs persisveriat ir tada paleidžiat vieną ranką ir apsisukat. Nu, tai geriau parodyti, negu paaiškinti. Tiesiog persisveriat, nebijokit paleisti vieną ranką. Dar vienas dalykas svarbus, tai geriau neskubėkit. Jeigu jaučiat, kad jūsų rankos, kai jūs atsistojat, dar dreba arba lenkisi per alkūnės, geriau žinokit, dar padarykit prisitraukimų dar daugiau, kad jūsų rankos sustiprėtų. Nes kai aš pats mokinausi, aš gal 11-12 metų išmokau, aš pats vos vaikščiau, mano rankos drebėjo, lenkėsi per alkūnės, bet mano tas noras buvo labai stiprus ir teko išmokti, kažkaip išėjo išmokti tiesiog. Bet jeigu jūs jau 3 metus bandot išmokti tą handstandą, jums vis neišeina, kas kart, kai jūs atsistot ant savo silpnų rankų, jos dreba ir jūs j***kas, tai tiesiog pagaliau raskit savo namie sieną, tikrai jinai ten turėtų būti. Tiesiog, jeigu jums problemų su pusiausvyros, atsistokit, užsimeskit į sieną. Ai, fuck, nepavyko, paskit, mes maždaug taip. Ir tiesiog bandykit save atitraukti nuo jos kuo ilgesniam laikui. Tada vėl grįžkit prie sienos. Ir taip jūs tikriausiai išmokit laikyti pusiausvyrą. Jeigu jūsų kojas yra kaip viščiuko, tai tada jums bus labai lengva laikyti handstandą, nes pas jūsų ten visiškai svorio nekryja. Taigi dar iš pradžių palengvinant handstandą, jūs galite paprasčiausiai kitaip laikyti savo kojas, nes iš tikrųjų laikyti jas kartu ir tiesiai tai yra sunkiausias variantas. Pavyzdžiui, galite jas laikyti sulenkti. Praskėti. Kai jau gerai išmokite laikyti handstandą, taip pat galite pradėti mokintis šiek tiek sunkesnius užėjimus. Štai duosiu porą pavyzdžių.
Taigi tai buvo handstandų pamoka. Tikiuosi, kad mūsų patarimai jums padės. Jeigu kils per daug klausimų, mes, aišku, galėsim, kad ir sukurti antrą dalį handstando pamokos, kad išaiškintum tai, kas jums galbūt buvo nesuprantama. Taigi, iki. Iki. Visas ant žais tenkis tiesus, blėt, kaip ne bananas, ne sosiska.